Ar yra klausimų? Kuo motyvuojate poaikštės atsiradimą prie tos jūsų komercinės aikštės? Prie senojo lituanikos pastato esame. Trikampė aikštė, o šalia dar viena aikštė. Trikampė aikštė ir po aikštė yra aikštė. Šalia. 15, ne, 20 amžiaus. Trikampė. Šita erdvė. Šita erdvė, kadangi mes paliekame esamą pastatą, tą struktūrą lyg ir pratęsiam, šioje erdvėje galvojame, kad čia galėtų atsirasti tas ūkininkų turgus, būtent, kuris dabar vyksta čia, bet jis vyksta labai trumpai, bet toj komercinė erdvėje lyg ir kažkokia tai švarus kasdieninis gyvenimas ir svečių, tam tikra reprezentacinė zona ir tam tikra tokio natūralaus gyvenimo erdvė zona. Tai yra būtent zona, kur galėtų atsirasti turgus. Ar dar yra klausimų? Jūs esate ta grupė, tarp keleto, kur nesaugojate postkomunistinio objekto. Ar tiesiog nesusidorojate su Siliuma stiliu, ar manote, kad neverta čia jį saugoti? Aš nežinau, ar mes čia vienintelė nesaugo, man atrodo, tik yra vienintelė, kurie saugo. Aš manau, kad su šito pastato, būtent fabriko pastato saugojimu yra labai paprasta istorija. Visi pokario metais Kaune labai dėsningai visos gražiausios vietos užstatytos fabrikai šalia upė. Tai Vilijampolė, Šančiai, Panemunė. Tai labai paprasti argumentai. Tai yra nuotekų sistemos magistralės, į kurią pajungiama buvo visa pramonė. Ir šitos pramonės pristatyta poliupės Kaune gausiai. Ir manau, kad šitas pastatas yra vienas iš labiausiai nepriaugusių prie vietinio kažkokio tai audinio. Jis labiausiai dekonstruktyvus jis labiausiai yra. Ir visuose senamiesčio senuose regeneracijos projektuose jis visada buvo siūlomas griauti. Jo vertinimas buvo ir mano akimis yra iki šiol yra neigiamas. Mes turim sovietinio paveldo pakankamai daug Kaune. Gal galim sakyti, jau turėjom, pavyzdžiui, Merkurijus. Ir aš manau, kad tikrai dar liko daug geresnės architektūros statinių. Dabar mūsų požiūris į sovietinį, aš nenorėčiau tas terminas toks, į tarybinį laikotarpį, kažkodėl tai aš taip jį vadinau visą laiką, man taip buvo kaltai galva. Manau, kad vienas iš tikrai pakankamai įdomių pastatų, tai iki parduotuvė, kuri buvusi projektuota kaip sandėliai, ji suprojektuota taip, prisiderinant prie istorijos tam tikrų momentų. Ji simbolizuoja miesto sieną, jos ramybė ir raudonų plytų mūras, jisai leidžia suprasti, kad tai yra tam tikras miesto sienos simbolis. Ir manau, kad šita idėja tai yra tikra architektūrinė urbanistinė idėja, tarybiniais metais sukurta ir šitą autorių idėją aš labai gerbiu ir todėl mes siūlome būtent šitą pastatą palikti. Tiek. Ačiū už atsakymą. Dar vienas klausimas. Buvusio žiedo vietoje pastatų aukštingumo įtaka vizualiniai apžvalgai. Maždaug taip. Vizualizacija buvo pateikta iš to taško. Iš to taško šitas taškas suvokiamas per mašinos langą. Ir būtent mūsų pastatai, jie siekia aukščiausias taškas 8 aukštus viršūnėje. Ir jų forma yra tokia, kad mes tą perspektyvą jokių būdų neužstotumėm.
koncentruotumėm būtent į tašką, kuris yra įdomus, reiškia, atvažiuojant. Reiškia, tas aukštingumas pastatų turėtų koncentruotis tokiu būdu. Tai mūsų pozicija tokia. Dar turime vieną klausimą. Bendras aukštingumas. Aukštingumo pulsacija kažkaip. Aukštingumo pulsacija tokia yra patys aukščiausi pastatai, tai yra tose vietose siekia 8 aukštus. Krantinėje mes neperlipam 5 aukštų ribos. Aukštų planuose tai galima pasižiūrėti aiškiai. Jonavos gatvėje dominuoja 2-3 aukštų, tam tikri intarpai 1 aukšto pastatai. Reiškia, aukštingumas toks. Prie Vyki parduotuvės, prie esamo raudonų plytų pastato, mes makete tas aiškiai tikriausiai matosi, mes prijungiam tam tikrą statinių korpusą, kuris irgi siekia 3-4 aukštus, o kongresų centras tai yra, vadinkim, 2 ar 3 aukštų, bet tai aukštas aukštų nelygus, tai yra išskirtinis statinys, kaip minėjau, kultūros pilis. Kultūros pilis sąlygos bus parengtos ir suprojektuosim tokią, kokią reikia. Metrais. Ačiū. Ir dar vienas klausimas. Pakomentuokite, prašau, savo tą etapiškumo logiką. Kodėl būtent nuo gyvenamosios jūs pradedat? Įsivaizduokit, jūs jų neparduodat ir turim toliau investuoti. Ir kaip ten gaunasi, kad nuo centro jūs pradedat, reiškia, vystymą? Kaip jūs pats įsivaizduojat? Pats įdomiausias dalykas, kad, reiškia, intensyvumas toks gyvenimo iššaukia tokį kiekį automobilių. Ir mes galim daryti, ką norim, bet vis tik mes turim stoti ant žemės, reiškia, turim rausti žemę, lysti į žemę. Kai mes pradedam lysti į žemę, mes reiškia, padarom pačią patekimo gatvę į kvartalą. Iki gyvena, o mes rausam žemę ir išsirausam kvartalą. Ir mes jį galim pradėti statyti. Reiškia, čia yra išvažiavimas antras iš parkingų. Planuose pažiūrėsim. Reiškia, mes galim jį įgyvendinti. Antras etapas glaudžiasi, mes rausam žemę toliau. Mes darom komercinius tam tikrus viešbučių statinius. Trečias etapas, mes tą parkingą, reiškia, pastatę tos 2 kompleksus, mes pajungiam prie šito komplekso būtent komercinę dalį pastatų, kurie yra šalia iki, ir sujungiam tos dalykus, į kompleksą, būtent pasažą. Mes turim tam tikrą gyvuojančią struktūrą. 4 etapas, aišku, jisai turi galimybę su 5 keistis vietomis. 4 etapas mums atrodo, kad galėtų būti kongresų koncertų rūmai Kaune. Mes tada turim labai aiškiai užbaigta su parkavimo sistema susieta kūną. Reiškia, tam tikras atskirumas yra šitoje zonoje. Ir norint įgyvendinti normalų veiksmą, mums reikia čia sutraukti visus turistus, perkelti iš šitos vietos. Reiškia, sutraukti turistus, su autobusu sudėti, reiškia, mes turime įrengti tos parkingus. Ir tik tada, kai mes visus baigsim žemės rausimo darbus, mes galėsim purkyti krantinės. Tokia logika. Dėkui už atsakymą. Ar yra dar klausimų?